Gerai pasakysiu, su kom aš maišau. Su šita drėlė maišau. Su šita drėlė puikiai išneša, iš šitų kubilą viską susimaišau. Dabar taip pasakysiu, kiek ko aš dedu. Du šiufelis dedu simuntą, 4 šiufelis dedu smėlę dedu. Paskui vėl vieną šiufelį simuntą, paskui vandens visko išmakaluoju. Viską sumakaluoju. O pirmą reikia pilti vandens. Bent 2 kibirus vandens įpili, tada būna liuks. Čia paskui tai viską dabar šitaip išbetonuosime. Sveiki visi, gerai bus, darbą į maistą video bus. Aš dabar šiandien maistą negaminsiu, aš dabar už tai dirbu garaže toliau. Toliau betonuoju, dabar čia pridėjau simuntą, žvyrą, dabar viskus sumaišysiu, dabar tepsiu po stalu viską po stalu dabar tepsiu. Tai va, jau biškį mažumą išbetonavau. Čia tik tai, o tas sniegas tik tai biškį mane labai nervuoja, viskas užšalęs žvyras. Tik tai biškį tas sniegas mane nervuoja, taip nieko. Galima laukia dirbti, o tikrai jau galima. O, labai šitie buvo skanus šuniuką, aš jos pirkau. Iš mažos. Iš parduotuvytės, labai tokia yra maža parduotuvytė, o ten yra labai slepiasi skanus sausainukai, labai ten yra skanus sausainukai, ir saldainiukai, visko ten yra. Tokia yra labai maža parduotuvytė, o ten yra labai viskų skaniausių dalykų. Aš tik vieną žinau, kur ta parduotuvytė randasi. Taip. O, liuks, puikiai, jeigu patiko mano toks vidosas. Aš galiu tokių video, galiu daugiau prikelti, galiu tokį video, pavyzdžiui, kaip ten einu, kaip ten aš dirbu, kaip ten kažką darau, kaip dirbu, aš galiu tokių video daugiau. O kas labiau jums patinka, ar kaip dirba aš daugiau, ten daugumą kaip aš dirba, ar jums labiau patinka maisto video, kaip ten aš viską, ten kaip gaminu, kaip ten maisto video, kaip ten viską dedu. Ar labiau jums patinka, kaip aš šoku, visokius ten šokius, kaip ten šoku. O kas labiau jums patinka, o tai rašykit į komentarus, o kas labiau patinka. Darbo video labiau patinka, maisto video labiau patinka, ar šokių video labiau patinka. Rašykit į komentarus, paskiau žiūrėsiu. Maistą daugiau gali prikelti, šokių, darbą gali daugiau video. Įkelsiu video, kaip aš remontuoju, būtinai įkelsiu. Kol kas aš dabar neremontuoju kol kas, gal vasarą remontuosiu traktoriuką. Vis tik reikės vasarą padangas, tai ta reikės, o tai kardaną reikės, ten tokias reikės, o gumas reikės pasiekėsi, o būtinai įkelsiu video, kaip aš remontuoju, būtinai. Iki visi, šiandien einam pasigaminti kai ką savo valgyti. Aš čia prisiskutau bulbių, dabar bulbės versda, paskui bulbės įdėsiu į lėkštę. Dabar eisma bulbių pasiemu iš rankos, įdedu lėkštelą, turim silkių, dabar eisma silkę su bulbėm dabar valgyti. Paimu bulbė, silkė, bulbė, o, labai skanu, bulbė vėl. Taip paprastai skaniškai. Bulbių iš vyro labai skanu, ne. Все, повалю. Казанова, я сменила номер, но ты набираешь снова. 5 в разводе, а ты холостой. Сколько уже девушек... Sveiki visi. Būtinai aš parodysiu jums, kaip aš moku važiuoti ant traktoriaus. Aš parodysiu. Dabar aš kol kas nebuvau jo užkūręs, niekur nereikėjo važiuoti. O kaip reikės važiuoti, pavyzdžiui, būtinai parodysiu, kaip aš važiuoju. O parodysiu. Sveiki visi. Aš dabar vakarieniai valgau labai tokių skanių sausainukų. Daugiau nėra ką valgyti, daugiau valgau sausainukus. Neblogas skonio, tokia minkštė. Labai skanus įdaras. Jam. Labai skanus. Dabar biškai reikia, būtų skaniau valgyti, reikia pieno atsigerti. Lenkiškas pienas. Liuks, labai skanus.
O, labai skaniai pavalgiau, atsigėriau. Tai va. Sveiki visi. Va, ką tik apsikirpęs grįžau iš kirpyklos. Dabar sėdžiu mašinoj. Va, plikai. Apsikirpau. Nusprendžiau apsikirpti biškį po antrų numerių. Visus padret. Nusivariau. Va, kaip dabar atrodau, visai neblogai. O tie plaukai, kur buvo, man čia biškį buvo šešit kliuvinys biškį buvo kliuvinys. Nu, dabar biškį kitaip. Įprast biškį dabar teks. Tai va. Į vonę vandens prileisiu, smėlę turiu, kubilą turiu, Simontą atsinešiu į betonuosimą dabar. Dabar pradėsiu biškį betonuoti. Turiu čia daug darbą. Visą šitą reikia įsibetonuoti, bus tada labai gerai, va. Puiku, parodysiu, kaip betonuoju. Va, biškį šiek tiek išliejau kubilą vieną. Pusę kubilą išliejau. Nu, dar reikia labai daug. Nu, pabandysiu, kaip čia man čia gausis. Nebelabai čia tinka betonuoti tokiam sąlygom orą. Nu, pabandysiu. Gratatatata. Nu, neturėtų sutrūkinėti. Aš labai storai tepiu. Simontą labai storai betonuoju. Šiaip neturėtų sutrūkinėti. Nu, ant lauką jau viską išbetonavau storai. Aš išbetonavau, suklojau. Va, galiu parodyti kokią storę. Va, kokią storę va betoną kaip lieju. Nu, biškį čia akmenų tinklą pridedu. Aš daugiausia akmenų pridedu. Paskui išbetonuoju dabar vėl. Susimaišysiu košį, čia išbetonuosiu šitus foterius, dabar atimsiu, čia įsibetonuosiu, po biškį visą šitą garažą įsibetonuosiu. Tai va, mano toks darbas. Visi. Kiek už šitą abstrakciją mokėjau, kaip paskui už šitų sorokų? Gerai, atspėkit kainą. Kiek už šitų sorokų, kiek sumokėjau? Spėkit kainą, aš paskui jums pasakysiu tikslę kainą, kiekgi sumokėjau. Spėkit. Žinau, galima užsisakyti internetu. Jeigu tu perki daiktą internetu, o tu nematai daiktas, koks ten bus, o tu nematai didumą, formas, o tu nematai, kokį ten tu įsigysi tą daiktą, nematai. Aš tos atsuktuvus paskui internetu paskui užsisakiau. Šiaip blogi, nu, matai, nematęs daiktą, tu perki internetu, nu, blogi, lievi, kaip sakant. Aš tos atsuktuvus kaip perkau, nu ką sakai, nu tokie liauni, nu nemoku pasakyti. Nu kaip užsisakai internetu, nuotraukas pasižiūri, nu viskas gerai, nu viskas, o filmą gera, iš tikrųjų kaip pradedi sukti, nu ne tas. Jeigu kaip būna, o parduotuvai kaip būna tokie rinkiniai, tu paimi, pasižiūri, apvarstai, kokie ten yra, geri, negeri. O pavyzdžiui, elektrininis prietaisus kaip perki, o tu pasižiūri parduotuvai, kaip kas, kaip kurs, kaip ten patogu, nepatogu. O kaip tu užsisakai internetu, vėl visai kitaip. Sveiki visi. Vis tiek reikės man atsinaujinti. Po 2 metų. Ketinu nusipirkti Belarusą 82. Ketinu nusipirkti jį didesnį, galingesnį, 2 tiltų, kabina didelė, nu viskas normaliai, kaip priklauso. Kokie tau labiau patinka, vakarietiški ar rusiški? Man jokio skirtumo nėra. O svarbu tik važiuoti būtų tik tai geri traktoriai, viskas. Jokio skirtumo nėra. Rusiški, vakarietiški, užsienietiški, jokio skirtumo nėra. Jokio skirtumo. Po 2 metų vis tiek aš šitą pasikeisiu, šitą T40 ir 82 pas mane kieme stovės. 82, 2 tiltų, daug didesnis, daug galingesnis. Šiaip šitas yra labai geras traktoriukas, labai neblogas, labai kabina maža, viskas patogu dirbti. Labai geras šitas traktoriukas. Šiaip nelabai jį norėčiau keisti. 80 biškių užsiemu betonavimais dabar užsiemu. Dabar atsivežiau žvyrą, 8 tonas atsivežiau žvyrą, dabar liesiu pamatą, įbetonuosiu. Bus labai kietas pamatas, man čia bus labai gerai remontuoti viską. Į to pačiu garažą irgi įsibetonuosiu, grindis būtų kieta, nieks nelystų. Va, įsibetonuosiu, tada bus labai gerai viską dirbti. Tai va, brangiai kainuoja užsienietiški visokie Valtras, Keisai visokie, Nebrolandai visokie, Fendai, brangiai kainuoja. O šitie
naujesnių metų žiūrėk, kiek kainuoja 7-80 tūkstančių, kainuoja 100 tūkstančių. Jeigu nori šit blogesnį, blogų metų, pavyzdžiui, 7-5 metų, tai kainuoja 30 tūkstančių, 25-20 tūkstančių brangiai kainuoja. Neįpirkčiau, man užtenka tokio. Kokį turiu, gerai važiuoju, užtenka tokio. Tai va. Trupučiuką vakar čia biški pasivažinėjau, biški čia matosi išmaurota, trupučiuką biški vakar važinėjau. Šitą prie kabėlą tempiau, su šiukšlėm tempiau, biški čia išvažinėjau. Matosi. Man nereikia jūsų pinigų, aš pats moku nusipirkti. Pats galiu nusipirkti. Aš dabar laukiu, kada atidarys. O senukai visokie, bykuvos, mokyvežiai visokie. O kada atidarys, iš karto aš važiuosiu nusipirkti tinkamų įrankių. Iš karto nuvažiuosiu. Man jūsų, žinokit, žmonės pinigų nereikia. Aš turiu tinkamą. Labai didelis ačiū, kurie mane visi palaikat, sekat, laikinat. Nuoširdus didelis ačiū, labai aš jums visiems dėkoju. Labai dėkoju. Sveiki visi, dabar aš jums noriu parodyti, gal jūs žinot, gal jūs nežinot, o ką šitie kabliai daro, kam jie yra skirti naudoti. Šitie kabliai yra skirti naudoti pinti. Virviai yra spinti. Pint yra virvė. Aš tai parodysiu, kaip šitie kabliai maut virvė. Šia virvė užsikifa, šia taip užsikabina virvė, šia irgi užsikabina. Taip tada taip pini virvė. Taip pini su tais kabliais. Labai patogu, žinokit, pinu šitais kabliais. Labai patogus. Ant kito video jums parodysiu, kaip taip daroma, kaip reikia juos pinti. Kaip reikia pinti. Su tais kabliais parodysiu, kaip jis reikia. Švydina kaip tą metalą, rūdės kaip nušviešiu, su šitom šveiti. Blogai šveisėsi, blogai. Už tai noriu bulgarkę nusipirkti. Bulgarkę turiu. Šitą pirktą, litais pirktą. 78 litus mokėjau, 8 litų. 5 metus atlaikė. Neblogai pjovė. Biški veikia, biški neveikia. Kartais užeina veikia, kartais užeina neveikia. Tai šitą bulgarkę pirkau 78 eurus sumokėjau. Niekas metai laiko nepabuvo, sugedo. Nebeveikia niekas. Čia pirkau iš Panevėžio. Tai šitą drėlę jau kokie 20 metų BOSS pirkta. Iš Vilniaus BOSS firmas pirkta. 400 litų gal sumokėta BOSS firma. Litais pirkta, po šiai dienai veikia, grėži ko nori grėži, užkaisę, bet grėži toliau. Labai gera firma BOSS, puikiai veikia. Aš žinau, reikia nušvis metalą kaip virina, daug geriau virina. Aš tą dalyką žinau, kokiu man būdu nušvis metalą. Aš neturiu nei šitos bulgarkės, aš neturiu bulgarkės. Aš tas bulgarkės kaip perku už 20 eurų, tas naujas bulgarkės kaip perku, greitai jos išeina šaibam tos bulgarkės, greitai jos sudega. Už tai aš jokių bulgarkių neturiu. Aš noriu nusipirkti gerą bulgarkę, tas kainuoja 270 eurų. Makita BOSS DeWalt. Anuos yra pačios aukščiausios kokybės. Anuos yra pačios geriausias anglų gamybos. Anglų vokiečių ten daugiau eina tam šodiu. Jos yra tam firminės geriausias. O tos pigiausias kaip nusipirki biški paburbinį, 2 savaitės pabirbinį, į dūmą išeina į viskas. Gerai parodysiu vidų, jeigu kas nesat matę vidaus traktorių. Vidus kaip atrodo, šitaip atrodo kabina vidus, dabar aš ją įlipsim. Spakaina įlipau. Taip atrodo vidus. Taip atrodo kabina. Šitaip. Viduj, dabar parodysiu, kas čia. Čia jungi užpakalinę hidraulį jungi šitas. Čia stabdis, gazas, sankaba, kita sankaba, darbinė šita sankaba vadinasi. O tai šitą jungia čia visus 6 bėgius. Obulinė jungia, atgal jungia visus 6 bėgius. Šitą ryšegą irgi, bėgių ryšegą. Viskas paprastai taip atrodo. Kabina, gisuntuvo tik nėra. Taip paprastai. Duris, negi virdudėlis uždėjau, šitas virdudėlis. Tai va, taip atrodo viskas. Žinau, reikia man naujų padangų šitam traktoriui pakeisti. Va, niekas nebekimba. O niekas nebekimba. Viskas nudyli. Padangos šitas jau baigtos. Užpakalinės.
Šitą dar šiek tiek kimba. Nebe taip. Toj pusė. O šitą padangą, va žiūrėkit, o su varžtais suduotas. Kai kada man šitą padangą gali liuopt, kai kada. Taip sproks, kai kada, kaip dirbsiu. Aš įmet būtinai pirksiu naujas padangas. Užpakalinės būtinai pirksiu naujas padangas. Priekinės dar geras priekinės. Dar man priekinių šimet nekeisiu tų padangų, tikrai priekinių nekeisiu. Dar tokias boikis. Kitais metais jau reikės priekinės pakeisti. O šimet reikės būtinai tas pasikeisti. Tai va. Visi. Žinokit, aš labai gerai vyrinu, aš moku vyrinti, gerai vyrinu. Kaip sakant, šitą mano yra sakę, biški yra, kaip sakant, hujovai vyrina. Maksimalios jos yra apsukas 160, jeigu matai. 160. Daugiau neina apsukas. Jie jau turi 3 metai jau turiu. 3 metai. Nu, vyrina, reikės šiemet būtinai pasikeisti į naują, į galingesnį kempą. Reikės pasikeisti. Nelabai gerai vyrina, nu, kaip sakant, vyrina hujovai. Aš tas mamžės tada, o su vyrinu gerai, mamžiai, va. Su vyrinu, va, siūlė, išėjo, gera šia siūlė, išėjo. Nu, biški hujovai, va, matai, va. Blogai. Būtų kempas daug geriau vyrinto. O tą keltuvą kaip gaminu dabar. O kai bus biški gražesni orai, pabaigsiu šitą keltuvą suvyrinti, paskui jums parodysiu, kaip gavasi. Tai šitą garažą šiandien viską sutvarkiau, viską sudėjau į vietą. Stalai šiuklės čia buvo, viskas nušluota, nušlaviau, stalai elektrinis gelastuvas grandinio, stalai mano sudėti, šitas mano lentyna pagaminta, slaikų pilna visokių prikišta. Kaip tik naujas garažas atsirado, tai viskas prikiša. Dviratį turiu, delta turi, tą senoji reikia, tik variklis trūksta. Kitas dviratis be ratą. Man tai irgi turi nusipirkti. Toks mano metalinis garažas, jeigu matot, va. Toks mano metalinis garažas. Va, didelė vieta. Viską tvarkau. Pas mane viskas būna, žinokit, tvarkinga. Visada viskas pas mane būna tvarkinga. Visi, šiandien einam pasigaminti kai ką valgyti. Jūs manęs visi klausėt, kas bus nauja maisto video, dabar einam pasigaminti valgyti. Leisim puodą vandens. Leidam, užtenka, einam ant dujinės keisti. Bus ryžiai, pienas ir paskui atsinešiu kakavos uždėsim. Dabar ryžius įdedu į puodą, 15 minučių išvirs. Įjungiau dujinėse, o parodėte 15-20 minučių versda, tegu versda. Jau viskas išvirė, tai dėsim į lėkštę, eisim ragauti. Kavas pilsim, užtenka. Kakavytės, dabar peniuko. Vieno būtinai, būtų skaniau, užtenka. Dabar cukraus reikia užsidėti. Cukraus, biškai užsidėjim. Labai paprastai, labai skaniai galima pasigaminti, labai skanu šiandien. Ragauja. O, kaip skanu. Labai skanu. Žyžiai su kakao. Su plionu. Tai šitas yra traktorius, 2 tiltis yra. 2 tiltis, eina kardanas irgi. Matot, va, 2 tiltis, 2 tiltų. Labai gerai eina. Daug galima vežti, nebuksuoji nieko, labai gerai eina. 2 tiltų, aš tokį ieškoju būtų su 2 tiltais. Eina 2 tiltis, čia tik tai reikia man pakeisti ant vasaros, ant pavasario gumas reikia pakeisti, va, matot. Gumas reikia visas pakeisti naujas, tada tepalas bus nelašėto. Normalus traktoriukas, variklis aušinamas oro. Vandenį nereikia pirkti, oro aušinamas variklis, nu, labai gerai traktoriukas, gerai važiuoja visko, lempas mano naujas sudėta, nu, labai geras traktoriukas, žinok, labai visi, nu gerai, o parodysiu savo traktorių. Yra T40, paprasčiausias traktorius, pas mane nėra puskašios, o komai, va, taip atrodo variklis, čia taip atidaro kabina, šitaip kabina. Vasarą su jom dirbsiu daug, važiuosiu, kabina taip pasidaro durys, priekis taip atrodo, šiandien važiavau, šitaip atrodo visas, turim sekciją, traukelas, o traukelas tik tai biškai blogai sudėtas, reikia traukelas šitaip sudėti, būtų lygios, vienodas, o tada pareito
Kardanas tada galėtų užsidėti. Kardanas, šiaip normalus traktoriukas, o tik reikia padangas tik tai naujas sudėti. Turi nupirkis, o Kardaną turi nupirkis, centrinį, va turi nupirkis. I just shot my shot at this little dot. I'm tryna crit knack on her big neck. My niggas selling crit knack for the stick knack, and I got a big